that fog, remove that box, exploit a hole in the Firefox. Axing is about bringing in. Sveiki ir vėl BSQ čia su jumis. Šiandieną padarysime labai mažą kodo pakeitimą, tačiau labai didelį vizualinį. Pirmiausiai, tai ką aš noriu padaryti, tai, jeigu jūs dar neįsisaugojate programas, tai ją įsisaugokite. Tada eikite į tą direktoriją, kurioje įsisaugojate, aš turiu programą X folderį, į tą folderį susikurkite dar vieną folderį jame, tai, pavadinkite jį kaip norite, tai ten mes dėsime visokius garsus. Ir aš jau esu įsidėjęs du garsus, tai būtų taip ir ne. Kam jie reikalingi, toj pamatysite. Gerai, pasileidę Lazarus ar mūsų programėlę. Pirmiausiai reiktų įsivesti uses. Dasirašyti vieną papildomą, kad mūsų programa suprastų muzikos failus. Tai būtų multimedia system, o kaip tai rašosi, tai būtų mm system. Tiesiog taip paprastai. Gerai, dabar jau galime vesti mūsų normalų kodą. Jis bus labai trumpas. Ir įvesime, kur yra mūsų T-form pagrindinis arba main. Gerai, tai vesime, štai čia vesime pirmą. Jeigu mūsų atsakymas yra teisingas, tada liepsime programai groti tam tikrą melodiją ar garsą ar panašiai. Ką aš ten turiu pasirinkęs, to pamatysime. Taigi, rašome play sound, atsidarome skliaustelius, viena kabutė ir dabar rašome būtent to folderio pavadinimą, kuriame laikome garsus. Tai manišis būtų garsai, dedame kreivą brūkšnį ir tada garso pavadinimą. Tai kadangi čia būtų prie teisingų atsakymų garsas, tai rašysime taip, taškas ir extensionas to failo, maniškiai wow, užsidaro kabutės, kablelis, tada 0, vėl kablelis ir rašome sound, sutrumpintai, apatinis brūkšnys, ar kaip čia lietuviškai sulietuvint, ir tada async, kad programa sinchronizuotųsi su tuo garsu, kuris yra tame folderyje. Tai čia būtų ties taip, o ties ne mes eisime link, po L spaudžiame Enter, rašome begin, šitas endas bus kitur, ne čia, ir pasirašome lygiai tą patį, tik tais, kad pasirinksime kitą garsą, tai būtų ne, nes čia bus prie neigiamo atsakymo, jeigu mes įvesime neteisingai. Ir kadangi jau pasirašėme beginą, mums reikia endo. O endą mes pasirašysime štai čia. Iš karto ir pasidėjau. Gerai, nieko nelauksiu, nevilkinsiu laiko, bandau leisti. Štai mūsų programėlė pasileido. Ir bandau įvesti. Gerai, aš manau, kad tai yra po 6:15, ar ne? Man programa X pasako, kad laikas yra po 6:10. Ok, supratau. Menki juokai su programa, jinai žino geriau už mane. Pabandysiu vėl spėti, tai būtų po 8:25. Šįkart jau teisingai, ar ne? Ačiū.